Citadelė. Bankas visiems tavo poreikiams. Kai bandžiau prisisiekti diržą, vairuotojas sako, nereikia čia. Ir tada vos neatsitrenkėm į autobusą. Kylam su pasaulyje pačiamis pavojingiausiamis oro linijomis. Palinkėkit sėkmės. Oh my god! Jako mėsa. Esam pasiruošę išvykti į Luklą. Dabar yra prieš 7 ryto, mūsų skrydis yra 9 ryto. Ir nors kelio čia visai nedaug, tik keli kilometrai. Bet vykstam truputį anksčiau, bent valandą arba pusantros. Planuojam būti pusantros valandos prieš skrydį. Ir einam, sėdam į taksą ir bandysim sėkmingai išskristi į Luklą. Mūsų taksi. Good morning. Keliaujam į Tribuvano vietinio oro uostą, tarp miestinį. Iš esmės tas pats oro uostas, kur ir nusileidom, bet kažkaip yra atskiros dalis. Skrydžiam į užsienį ir skrydžiam šalies viduje. Kai bandžiau prisisiekti diržą, vairuotojas sako, nereikia čia. Ir tada vos neatsitrenkėm į autobusą. Tai prisisiekiau visgi. O tu? Aš džiaugiuosi, kad gale nereikia sekti savo. Aš kaip vietinė jau visai čia pripratau, bet diržu važinėt man patinka. Kaip jaučiate, Žygimantai, šiandien miegojęs tik 3 valandas? Gerai. Gerai? Kai reikėjo keltis, tai nenorėjau keltis. Ir sakiau, atšaukiam viską. Taip. Bet šiaip gerai. Labai tikimės apskritai, kad pavyks išskristi, nes šitas skrydis garsėja tuo, kad kartais nors ir turi bilietą, kaip šiuo atveju mes, skrydžiai yra atšaukiami dėl oro sąlygų ir kartais tenka laukti net iki savaitės, kol pavyksta išskristi. Jeigu smalsu, tai mūsų bilietai kainavo žmogui 215 eurų. Po 215 eurų į vieną pusę iš Katmandu į Luklą. Vadinasi, panašią sumą mokėsim ir grįždami, bet atgalinio bilieto kol kas dar neperkam, nes nežinom, kada grįšim, nežinom, kaip mums ten seksis. Jeigu skristumėm su Budair, matau, yra Budair oro linijos, kažkaip skrisdama į pavojingiausią oro uostą pasaulyje jaučiu, kad saugiau jaučiuosi. Bet mes skrendam ne su Budair. Matom, yra 4 darbuotojai, bet jie visi dirba ties vienu keisu, ties vienu žmogum. Tarsi, aš bandau pasigauti kitą darbuotoją, bet jie žiūri į vieną telefoną 4 ir taip vyksta dalykai.
Turėjom išskristi 8, bet dabar skrisim arba 11, arba 11:30. Šiaip labai juokinga, nes visada čia taip įvyksta. Ir jo, klausimas, ar šis išskrisim. Tai pasižiūrėsim. Pasvėrėme kuprines ir šios galiausiai sveria daugiau nei tikėtasi. Maniškė apie 17 kg, Gerdos apie 14. Tačiau dar po 3 kg svers vanduo. Tad atidėjome savo sunkiasvorės kelionės palydovės ir iškeliavome prie vartų. Katmandu oro uoste, kitaip nei pas mus Europoje, vyrai ir moterys laukia atskirose eilėse. Sėkmingai praėję patikras, papusryčiavome oro uoste ir prisėdome kantriai laukti savo skrydžio. Pagaliau autobuse, laukiam skrydžio į Luklą ir nei daug, nei mažai pralaukiam, 4,5 valandos. Jeigu pasiseks išskrist, tai visai nedaug. Išlipom iš autobuso, nes labai karšta jame tvanku ir nėra oro, tai paprašėm išleido mus. O šiaip jau laukiam valandą, biškelį daugiau. Bet gera žinia, kad mūsų visi daiktai yra jau lėktuve, tai tikėtina, kad gal jau nebeišiminės iš lėktuvo tų daiktų ir skrisim. Patingės iškelinė daiktus ir skrisim bet kokiom sąlygom. Jokauju. Nes iš esmės jau paėmė tokį žemą startą, pasiruošę bėgti ir sėsti tiesiai į kairę pusę. Jo. Tiesa sakė, ką tik, kad čia 10 minučių liko iki skrydžio, kažkokius popieriukus pildo, tvarko, trypčioje, mojuojasi. Tai tikimės, kad jau neužilgo ir lipsim į tą autobusą lėktuvą, nes jisai taip atrodo. Kas vyksta? Čia savo insulino adatą. Kol laukiame laipinimo į lėktuvą, Gerda sumanė susileisti vieną kitą švirkštą. O jei rimtai, turint pirmo tipo diabetą, insulinas jai yra būtinas palaikyti gyvybę ir gerą nuotaiką. Haha. Ne, neskaudžiai, adatėlė labai maža. What is it? What is that? Cotton for the air. Ok. Gamba tos užsikimšt ausim. Turbūt bus garso čia. Palinkėkit sėkmės. Tiesiog belieka persižegnoti. Ir kylam su pasaulyje pačiomis pavojingiausiamis oro linijomis. Ir leisimės pačiame pavojingiausiame oro uoste. Skrydis į Luklą laikomas pavojingiausių skrydžių pasaulyje. Tokį vertinimą gavo dėl trumpo nusileidimo tako oro uoste, senais propeleriniais lėktuvais vykdomų skrydžių ir dėl tarp Himalajų kalnų susidarančių oro srovių. Bendrai dėl to Luklos oro uostas laikomas pačiu pavojingiausiu oro uostu pasaulyje. Daugelis keliautojų vengia skristi šiuo skrydžiu, nors tai populiariausias ir patogiausias būdas pasiekti Luklą, iš kurios prasideda Everesto bazinės stovyklos trekas. Kita alternatyva – ilga 14 valandų kelionė visureigiu, dalį kelio važiuojant bekelę. Skrendant garsas buvo toks, jog rodės tuoj sprogs ausų būgneliai, net ir su vata. Tačiau pirmieji snieguotų Himalajų viršūnių vaizdai neįtikėtini.
Pagaliau pasileidau. Nuostabu. Labai gražu. Su tokia patiria nuo grožio. Tai geriam profilaktiškai vaistus nuo kalnų ligos. Nes kažkaip skridom dabar į Luklą, žinomas pasijautė, kad jam lyg negera. Tai kaip reikėtų galbūt tiesiog nupykyti gerėti vaistus, bet kadangi jau esam dabar Lukloje virš 2 kilometrų aukščio ir mūsų tikslas yra kuo geriau adaptuotis prie aukščio, tai nusprendėm tiesiog kartu išgerti ne po visą porciją, bet po pusę porcijos, vadinasi po vieną tabletę diokarb vaistų nuo kalnų ligos. Taip, tai cheers. Štai, pirmi žingsniai Luklos miestelyje. Šiandien turim nueiti turbūt kokias 3-4 valandas. Tai greičiausiai pasieksim tamsoj savo kelionės tikslą, bet mūsų planas ir yra neturėti plano. Tai kaip ir viskas pagal planą. Žygimantai, ar jaučiasi aukštis? Nežinau, keistai šiaip aš jaučiuos dabar. Nuo to skrydžio gal? Silpnai biški, jo, gal mažai valgiam, gal čia vat užsupo biškelį, tai... Šiaip, man atrodo, vienas esminių patarimų, kurį duoda gidai ir kodėl svarbu yra gidas, kad eiti kuo lėčiau. Būtent šitame treke yra labai svarbu lėtumas. Nes jeigu eisi greitai, susirgsi kalnų liga ir galėsi leisti žemyn. Labai įkvepiančiai. Žygiui truputį bloga, tai palikau jį pasėdėti ir išėjau ieškoti vandens, kur nusipirkti. Gali būt, kad čia gausiu vandens. Šiaip iš tikrųjų labai keistas oras čia yra. O Dieve, kaip gražu. Ir mano vandenis. Nešt kol kas netoli. Po pirmą. Atrodo pakilimo takas pavojingiausiame pasaulio oro uoste. Jo ilgis yra maždaug 500 metrų, būtent todėl jis ir yra toks pavojingas. Ir ten tiesiog yra skardas. Tai jeigu lėktuvas nespėja pakilt arba nusileidžia per anksti, įvyksta avarija. Einam per Pasang Lamų vartus. Šiuo metu šitie vartai yra dedikuoti pirmai moteriai užkopusiai į Everestą. Ir taip simboliškai su šiais vartais ir prasideda mūsų žygis iš esmės. Ir šie vartai tarytum yra tas kelias, kuris ir veda link Everesto base campo, o jau po to ir į kitas Everesto stovyklas iki viršūnės. Reikia gerti labai daug vandens, bent kokius 3-4 litrus per dieną, nes taip, tai yra tiesiog prevencija kalnų ligos, nes jeigu negeri daug vandens, yra didesnė tikimybė pradėti jaustis blogai, žodžiu, turi savo kūną kažkaip
stengtis palaikyti kuo su daugiau vandens. Tai turim tokius vat maišus ir bandom vis eidami viens kitam primint, kad reikia gerti vandenį ir gurkšnot. Kol kas dar turim to skysčio. Reikės ieškoti papildymo arba tiesiog, nežinau, drėgnom servetėlėm kokiam valytis, nes neturim bliūdais ir kibirais to skysčio. Bet labai svarbu dezinfekuotis rankas. Jo, plaut kiek išeis ir dezinfekuoti. Su tokiu vaizdu, čia yra skaniausi riešutai pasaulyje. Beeidami aptikome pirmąjį savo tibetietiškų malūnėlių monumentą. Vietiniai tiki, jog einant ratu pagal laikrodžio rodiklį ir sukant malūnėlius, tampi tarsi palaimintas ir aplanko sėkmė. O mums keliaujant į Everesto bazinę stovyklą, jos tikrai prireiks. Neslėpsime, po nuotykių Katmandu, pirmoji diena Everesto bazinės stovyklos treke tikrai šalta. Nors dienos metu oro temperatūra šiame aukštyje sušyla net iki 10 laipsnių šilumos, naktimis situacija kardinaliai keičiasi ir temperatūra krenta iki minuso. Tiesa, tai dar žemiausia vieta mūsų kelionėje, tad po truputį pratiname kūnų šalčiui. Visgi vaizdai tokie įspūdingi, kad šaltis kol kas mūsų negąsdina. Kalnuose temsta gana anksti, tad pirmąją nakvynės vietą pasiekėme jau tamsoje. Va, kokį priėjom tea house'ą, lodžią, bet čia dar ne mūsiškis. Namukas, einam. Važiuosim, kokia čia šalia dar kiti yra. O, dar vienas. Toksai dailus visai, tvarkingas. Šiaip stebėtinai tvarkingi tie namukai. Gražūs, pasipuošę. Nuėję 9 km ir pakilę apie 300 metrų, apsistojame arbatos namuose Pagding kaimelyje. Hey, it looks cozy. It's very nice and clean. And can you repeat the price for this room? 500 is. So Okay, 1,000. How much it is in euros? 7 eurai. Okay. Liekam tiesiog. Liekam. Koks kietas. Nesitikėjau, kad jis kaip mentas. A, ne? Nu, žiūrėk, atrodo, tu pagadikrisi toks kietas. Mano minkštesnis. A, ne? Nu, tai susikeisim. Ne, gerai. Ant lentos sako sveika nugarai. Nugarai sveika, jo. Kuprinė nesveika. Bet žinai, tai gal gerai, visą dieną neši kuprinę ir tada, terapija. Nu, turbūt. Tai va, tai radom tą tea house'ą. Užėjom paklaust kainos vienų, bet viskas labai gražiai atrodė, tvarkingai. Super tvarkingai šiaip. Tai tiesiog niekur kitur nebėjom. Ir nebėjom kitur, jo. Čia vietoj pavalgysim, dabar tik užsisakė maistą. Laukiam, sakė, už pusvalandžio bus. Šiaip rekomenduojama yra, šito treko metu nevalgyti mėsos, einant į Everesto Base Campą tose tea house'uose. Ir sako, kad tiesiog mažesnė apsinuodijimo tikimybė. Bet jau kaip supratot iš mūsų Katmandu nuotykių, mes kažkaip linkę esam taisyklės laužyti. Tai užsisakėm jako lėkštę. Jo, kažkokie vyručiai, Austrai ar vokiečiai sako, imkit, mes 3 savaitės valgom mėsą. O jie iš 3 pasų, jo, 3 perėjų trekas kažkoks. 3 pass trek, aš nežinau kaip išsiverstų. Aš manau, kad čia yra 3 nacionaliniai parkai, nes mes einam 2. O jie eina 3. Gali būt.
Tai žodžiu, tai jie rekomendavo mėsytę ir sako, super, labai gerai. Jo. Tai tą ir padarėm, žiūrėsim, šiandien paragausim, o kaip ryt bus ir jums pasakysim. Jo, tai dabar yra lygiai 7:30. Pasaka. Kas yra smagu, kad irgi, pavyzdžiui, visi labai prigąsdina, kad karštų dušų nebus niekur, arba reikės papildomai už juos mokėti, kad nebus tualetų europietiškų. Tai ką tik buvo tualete, europietiškas tualetas, gal ne pats švariausias, bet visgi yra. Ir duše yra karštas vanduo, tiek, kad, kaip supratau, rytais gal, rytais, sakė, gali būti, kad nebus karšto, nes tai va, vakare. Jo, ir vyručiai apačioje sakė, puikiai ištenka ten nuo karščio, kaip namie sakė. 45 laipsniai, sakė, šilumos vanduo. Kažkai kaip pamatavo jie. Įdomu, bet šiaip jau tiksliai. Bet žodžiu, pakankamai, labiau nei pakankamai. Sakė, kaip namie. Nu tai... Taip, tai žodžiu... Dėl maisto pasitikim ir dėl dušo. Ja. Tai gali būti, kad... Bet mes irgi tikrai mes stiprus, kaip ir jie. Jo, realiai tai šiandien mes jų rankose visko pasitikim, ką sako. Ir... Nu, bet atrodo geri žmonės. Jo, ir šiaip labai švaru čia yra, bent jau mūsų kambarį, tikrai labai švaru. Nežinau, gal aukščiau bus kitaip, iš tikrųjų, čia mūsų pirma naktis, tai... Ne. Čia jo, ir neperpučiamos tos sienos, ir langas atsidaro, ką labai rekomendavo. Imt kambariukus, kur atsidaro langai, nes dėl drėgmės, dėl prišutusio oro, nu, blogas miegas labai būna. Tai geriau, sako, minusinė temperatūra viduj turėt, ypač aukštesnėse vietose, bet grynam ore mėgot. Tai va, nu tai taip bandysim. Einam, biški apsipraust, pavalgyti ir gult. Ir labanakt. Turbūt. Ne. Parodysim gal, kaip atrodo Jako mėsa. Kaip mes valgom. Jo, ir dar užsisakėm šitos česnakų sriubos. O česnakų sriuba yra vienas pagrindinių dalykų, ką reikėtų valgyti keliaujant į Everesto bazinę stovyklą. Nes sakoma, kad kiekvieną dieną ją valgant sumažėja tikimybė susirgti kalnų liga. Tai toks mūsų ir tikslas. Tai kiek teko matyti man įvairių keliautojų, kai jie valgo tą sriubą, tai yra dvi kategorijos žmonių. Vieniem labai patinka ta sriuba, o kiti negali ją pažiūrėti. Tai pažiūrėsim, kaip bus mums. Česnakų sriuba. Minėta. Nu ką, skanaus? Nu, skanaus. Bandom. Kokia keista konsistencija ir kokie česnakai. Aha, aš galvoju, kad bus nudlai. Nu tie. Kas tai? Nu, aš galvoju, kad bus, kaip sakyt, bomžpakiukas. Ne, aš buvau prisižiūrėjus ir žinojau, kad bus bomžpakiuko. Skanaus. Kvepia, tai šiaip skaniai. Nu, man tai visai nieko. Gal druskos čia trūksta? Žinau, man irgi visas. Bet aš česnakus labai mėgstu. Ir svogūnus. Ir čia mano maistas. Aš irgi mėgstu. Oh my god. Jako mėsa. Čirškam. Wow. Thank you. Skanu. Eik tu. Valgysim ir mes 2 savaitės, tik tai Jako. Oi, tu jeigu tokį aš raščiau kiekvienam, tai aš tikrai tokį pavalgyčiau. Eik tu. Patiekaliuką, eik tu savo. Tai sunkiausias šiandien pirmos mūsų kelionės Everesto bazinės stovyklos link dalykas. Šiaip nebuvo sunkių labai dalykų. Pirma diena, tai turbūt sunkiausia gal buvo pats atsikėlimas, nes miegojom vos 3 valandas. Sunkiausias dalykiukas šiandien nepasiduot sunkiom emocijom, gal nuovargiui ir nebūt irzliam, nemaloniam. Pats džiugiausias ir lengviausias dalykas šiandien, ta akimirka, kai nusileidom Luklos oro uoste, man atrodo, kad akimirkai tiesiog išėjau iš savo kūno ir ten buvo tiesiog euforijos momentas. Tiesą sakant, aš neatsimenu, kada savo gyvenime
paskutinį kartą taip jaučiaus? Geriausias dalykiukas šiandien, tai tikrai, kad prasidėjo kelionė, ką planavom beveik 2 mėnesius, kuriam ruošiamės. Tai džiugu, kad prasidėjo pagaliau šitai. O, rūpestėlis šiandienos. Rūpestėlė rubrikai, tai šiandien nieko neturiu. Aišku, tas rūpestėlis tai buvo tas skrydis, nes vis dėlto leidomės pačiame pavojingiausiame pasaulio oro uoste. Ir tie lėktuvai Nepalo oro linijų, tikrai nepasižymė saugumu. Tai buvo tokia labai irgi egzotiška, įdomi patirtis. Hot shower buvo užrašyta ant durų, bet buvo ledo dušas. Tiesiog prausiausi ir man skaudėjo. Citadelė. Bankas visiems tavo poreikiams.